Sugavus visus balsus, tam tikrų korektyvų ir pataisų įnešė kai kurių krepšininkų traumos. Nėra šiandien čia dviejų žalgiriečių, Jono Mačiulio legionierių rinktinės rungtynės. Pagrindinis žvaigždžių dienų pusėse bus pavyzdžiui ir šiandien Baltijos šalių rinktinės ekipoje vienoje komandoje žaidžiantys Mindaugas Lukauskis ir Mantas Kalnietis. Dar vienas taiklus metimas. Atrodo, gaunamas iš lanko ir Dvainas Broilsas. Dar vienas metimas ir vėl taiklus. Dvainas Broilsas ir Vladimiras Štimacas. Ir dar vienas taiklus Dvaino Broilso metimas. 26-26, 10 taškų skirtumas. Ir dar 12 taškų jau jo sąskaitoje. Kartisas Miličas ir jo tritaškis pasiekė tikslą. Dvainas Broilsas, puikus perdavimas Kartisai Miličai ir nedidukas Rygos. Tai tarsi apsikeitė vaidmenimis į žaidėjas ir krašto. Viena iš komandų vėl išsiverš į priekį, bent jau iki kitų metų. Kartisas Miličas demonstruoja, jog gali ir šiek tiek 3:50, 3 minutės 40 sekundžių iki kėlinio pabaigos ir Sandis Valteris dabar jau iš arčiau. Kai tik tai atsiranda tokia galimybė Mantas Kalnietis, Sandis Valteris, pagaliau po kelių išėlės nesėkmingų metų. Už porą mėnesių buvo pakliuvęs į avariją Sandis Valteris, susižeidėjęs tuomet kelią, buvo stipriai sutrenkta kamuolį Aurelijui Žukauskui. Holisas Praisas, Dvainas Broilsas, pagrindinis tritaškių metikas po varžovų krepšių. Ir dar kartą pataiko iš 3 taškų. 20 taškų persvara apytiksliai pavyksta jau kurį laiką išlaikyti užsieniečių rinktiniai. 108-90. Artėjant į pabaigą trečiajam kėliniui, po jo priminsiu įvyks snaiperių konkurso finalas. Kartisas Miličas. Gražus sumanimas, tačiau metimas netaiklus. Ir Mindaugas Lukauskis, dar vienas jos skrydis. 92. Sandis Valteris. Metimas iš 3 taškų zonos, ar tai Sonas ir Jans Vladimiras Štimacas, Marko Popovičius dabar įspūdingai su Dvainas Broilsas. Baltijos šalių rinktinėje kol kas pagal šį rodiklį nepralenkiamas yra Valmo Krysa. Paskutinės 3 šių rungtynių minutės ir Sandis Valteris taip pat parodo užsieniečių rinktinę. Laimės ir šias rungtynės, antrasias iš tų 3, kurios buvo sužaisto. Vladimiras Štimacas kol kas niekam neduoda kamulio, štai perdavimas komandos draugui ir Dvainas Broilsas. Bus iš tikrųjų, mes sužinosime jau netrukus, kol kas galutinis šių rungtynių rezultatas. Taip, 154, 136, pergalė 18 taškų skirtumų, pagerinė rezultatą.